Pradėsiu nuo bendros situacijos apžvalgos, kasgi šiuo metu vyksta finansų rinkose ir būtent norėčiau atkreipti dėmesį į investuotojų baimės indeksą, kuris štai yra ši pilka linija. Mes matome, kad investuotojai labai buvo linkę įsigąsti 8 metų pabaigoje, kai prasidėjo finansų krizė, 10 metų viduryje, kai Graikija bankrotavo, 11 metų pabaigoje, kai Jungtinės Amerikos valstijos, panašu, kad buvo priėjusios beveik liepto galą, niekaip nesugebėjo susitarti dėl finansinio skardžio. Ir kągi mes matome šiuo metu? Labai įdomi situacija. Tai šiuo metu investuotojai yra itin drąsūs. Reiškia, jie visiškai atrodo, kad nebesibaimina nieko, nes jeigu palygintume, koks šiuo metu yra baimės lygis su 6-7 metais, tai būtent tais metais, kai viskas augo, viskas didėjo ir buvo ateitis matoma rožiniais akiniais, tai matome, kad šiuo metu tas baimės lygis yra labai panašus, koks buvo 6-7 metais. Tai vat klausimas ir kyla, ar investuotojai, ar iš tikrųjų nebeliko ko baimintis, ar investuotojai paprasčiausiai priprato gyventi nestabilioje aplinkoje ir pagalvojo, kad vis tiek čia užteks baimintis, vis tiek ilgą laiką negali baimintis, kai išgąsdini žmogų, tai jis įsigąsta trumpai, bet vėliau jis užmiršta, kad jis buvo įsigąsdintas, ten po savaitės paklausė, aš tai išgąsdinu, sakysi, eik tu, ne, tikrai nebuvo, tai baigti, nejuokauk. Tai va, tai šiuo metu yra tokia situacija. Ir natūraliai, kad kuo investuotojai yra mažiau išsigandę, tuo jie yra linkę investuoti daugiau į rizikingus aktyvus, tai būtent į akcijas, ir mes matome, kad akcijų kaina, bent jau Jungtinės Amerikos valstijos, yra praktiškai rekordinėse aukštumose jau beveik pasiekus 8 metų lygį. Europoje šiek tiek dar situacija yra prastesnė, bet taip pat kilimas yra akivaizdus. Reiškia, kad investuotojai tikrai labai optimistiškai žvelgia į ateitį. Ir kodėl jie taip žvelgia? Tai pagrindė todėl, ypač pastaruoju metu, kad Europa pateikė tikrai labai daug gerų pozityvių surprizų. Šis grafikas rodo vadinamą surprizų indeksą. Tai jeigu buvo geresnės naujienos, geresni duomenys negu tikėtasi, tai šis rodiklis yra teigiamas. Jeigu prastesni negu tikėtasi, yra neigiamas. Tai čia grinai lygina, kas buvo tikėtasi ir kas atsitiko, ar ne? Tai yra ne faktiniai pokyčiai, bet lyginant su tai, kas buvo tikėtasi. Ir mes matome, kad Europa ypač buvo labai, sakykime, viskas labai optimistiška iki bent jau Italijos rinkimų, ar ne? Čia net naujino, čia 2 dienų senumo grafikas, tai šiek tiek pakrys matyti šitą kreivę. Bet vis tiek pagrindinis variklis tai yra Europa. Ir tai, galim sakyti, kad Europa užsikrėtė tuo optimizmo užkratu iš Jungtinių Amerikos valstijų ir iš Kinijos. Ir kitas dalykas įdomus tas, kad euras iš tiesų vėl tampa madingas, arba vėl tapo galbūt, gal tapo dar per greitai pasakyta, bet jisai vėl tampa madingas. Ir kodėl aš būtent sakau, kad akcentuoju tą madą, dėl to, kad fundamentaliai pasižiūrėjus, Europa vis dar turi daug problemų. Štai čia yra ES vidutinės skolos lygis, jisai vis dar yra augantis ir ganėtinai aukštas, jisai rekordiškai aukštame lygyje. Tačiau mes matome, kad rizikos premijos, būtent atskirų valstybių, jos yra ganėtinai sumažėjusios. Ypač Portugalų rizikos premija yra labai sumažėjusi, tų pačių airių rizikos premija sumažėjusi, ispanų, italų taip pat šiek tiek yra sumažėję. Taigi vėl grįžta pasitikėjimas eurozona kaip bendru, sakykime, vienetu, ir taip pat grįžta pasitikėjimas atskiromis eurozonos šalimis ir tuo pačiu grįžta pasitikėjimas ir euru. Tai čia, kaip paaiškinti tokius dalykus, iš tiesų yra ganėtinai sudėtinga, jeigu tai visiškai racionaliai žiūrint, todėl kad 9 metų pabaigoje praktiškai rizikos premijos buvo labai žemos. Netgi tų pačių graikų, ar ne, graikai galėjo skolintis praktiškai lygiai taip pat pigiai, kaip prancūzai gali skolintis dabar. Ar ne, 2009 metų pabaigoje. Tai jau buvo metai praėjo po finansų krizės.
Tai ką, žmonės nematė, kad graikai yra perdami įsiskolinę ir problemos neišvengiamos? Na, panašu, kad tuo metu dar nelabai tikėjo, kad blogiausias scenarius įsipildys ir 10-11 metais, tik tai tada rizika pradėjo augti ir išaugo per kelius metus labai smarkiai, kelis kartus. Tai matome, kad visgi šiek tiek ir tiesos yra, kai sako ES vadovai, Europos centrinio banko vadovai, kad labai daug ką lemia finansų rinkos ir lūkesčiai finansų rinkose, nes jie gali privirti daug košės. Čia priverda košės, nes neįvertina pakankamai rizikos, ar ne, 7 metų gal iš vis galvoja, kad Graikijos yra visiškai saugi kaip Vokietija, ar ne, praėjus 2 metam jau kažkas problemos ir dar po 2 metų jau viskas Graikijai šakės, jau viskas bėgam iš čia, laivas kesta. Tai realiai, na, racionalumo atrodo nėra labai daug, reiškia signalą finansų rinkos kartais duoda ne visiškai teisinga, nes jeigu vien finansų rinkomis vadovausi, gali tikrai nepastebėti fundamentalių problemų. Ir tai, na, iš tiesų yra vėlgi klausimas, kodėl šiuo metu taip krenta. Bet viena teorija yra labai gera, kuri paaiškina, kasgi vyksta, tai yra Keynesio grožio konkursas. Tai esmė Keynesio grožio konkursas yra tai, kad, na, jisai palygino būtent pokyčius arba tendencijas vykstančias finansų rinkose su gražiausios merginos rinkimais. Ar ne? Ir rinkimų taisyklės yra labai paprastos. Kiekvienas iš jūsų, sakykime, balsuoja už merginą, kuri jam atrodo arba jai atrodo labiausiai, na, gražiausia, labiausiai patraukli ir ta mergina, ir tada susumuojami yra balsai ir viena mergina laimi, ar ne? Ir tie būtent, kurie balsavo už tą laimėjusią merginą, jie gauna prizą. Ar ne? Tai tik tie, kurie balsavo už laimėjusią merginą. Kiti prizo negauna. Tai čia yra visa esmė. Ir tokie patys dalykai vyksta be finansų rinkose. Tai, na, dabar pažiūrėkime, kaip ir man racionalu, kaip investuotojui elgtis tokia situacija. Jeigu man, sakykime, patinka pirma mergina labiausiai, ar ne? Ir jeigu aš, na, logiškai pagalvojusi, aš turėčiau ją balsuoti. Tačiau jeigu kitiems patinka labiausiai antra mergina, tai tada aš negausiu prizo, jeigu balsuosiu už pirmą merginą, ar ne? Nes antra mergina surinks daugiausia balsų, o aš liksiu it musė kandęs. Taigi aš turėčiau balsuoti ne už merginą numerį 1, bet už merginą numeris 2, ar ne? Nes aš turiu balsuoti už tai, ką kiti balsuoja. Bet čia dar yra tik tais pusė problemos. Kita pusė problemos yra tai, kad kiti taip pat gali galvoti, kad kitiems galbūt labiausiai patinka mergina numeris 3. Ir aš nebalsuosiu už tą merginą, kuri man labiausiai patinka, tai yra numeris 2, bet balsuosiu už tą merginą, kuri kitiems patinka labiausiai, tai yra už merginą numeris 3. Ir jeigu tai visi galvoja, tai visi balsuoja už numeris 3. Tai aš ką turiu daryti? Aš turiu balsuoti ne už tą merginą, kuri man labiausiai patinka, ir netgi ne už tą merginą, kuri kitiems labiausiai patinka, bet už galvoti, kokia mergina, bet balsuoti už tą merginą, kurią kiti galvoja, kad kitiems labiausiai patinka. Nu, taip. Tai čia yra trečias lygis. Ir lygiai toks pat dalykas vyksta finansų rinkose. Jeigu aš galvoju, kad euras turi kristi, jisai problemos eurozonos dar nesibaigė, o tik tais yra ateityje viskas. Bet jeigu aš galvoju, kad kiti galvoja, kad su euru viskas jau yra daugiau mažiau gerai, o kiti dėl kažkokių priežasčių pagalvoja, kad kiti visi galvoja, kad euras jau kils ir viskas yra gerai, tai aš tada irgi galvoju, kad euras kils ir aš balsuoju už eurą. Balsuoju už eurą, aš perku eurą, aš perku tų valstybių obligacijas investuoju, taip žemindamas jų pelningumą ir aš balsuoju tuo pačiu ir taip pat ir investuodamas į akcijas, nes kuo eurui geriau, tuo geriau ir visam pasauliu, tuo geriau visoms akcijoms. Tai va būtent šiuo metu mes esame ant tos mados bangos, kai euras yra populiarus. Racionalu tai ar ne, tai šiek tiek dar galėsim pakalbėti, bet faktas yra tas, kad euras yra šiuo metu ganėtinai populiarus ir euro kursas šiek tiek sustiprėjęs yra dolerio atžvilgių ir dar labiau sustiprėjęs svaro sterlingo atžvilgių. Ir netgi jau ir klientai netgi patys ir šiaip gyventojai jau panikuoja, sako, ką man daryti, aš turiu santaupą svarą sterlingais, ar man keistis juos į eurus ar ne. Tai va, tai jeigu tokia panika pasitvirtins, čia vėlgi tas būtent mados dalykas, ar ne, reikės sekti visą laiką, kokios yra mados finansų rinkose. Jeigu ta mada įsivyraus, kad euras stiprėja, o svaras silpnėja, tada tie žmonės savo svarus keis į eurus ir tokiu būdu dar labiau, ar ne, ką darys?
dar labiau kils euro kursas, nes paklausa euro didėja, o svaro sterlingo mažėja. Taigi mes dabar esame, kaip čia pasakyti, toj madoj. Ir kitas dalykas, dar netgi svarbesnis, galbūt, kodėl, fundamentaliai pasižiūrėjus, kodėl tas euras stiprėja. Tai nėra vien tik tais mada, tai yra centrinių bankų veiksmai. Čia labai gerai pavaizduota, lyg tais Europos centrinio banko vadovas džiaugiasi, bet, lyg tai turėtų labiau džiaugtis Jungtinių Amerikos valstijų, netgi rodo pirštą, tam tikrą Europos centrinio banko vadovai. Čia nebereikalo rodo, nes iš tikrųjų tikslas yra Jungtinių Amerikos valstijų šiek tiek sumažinti dolerio kursą, kad paskatinti ekonomiką. Ir kaip jie tai daro, jie iš tikrųjų pompuoja po 85 milijardus JAV dolerių kiekvieną mėnesį į Jungtinių Amerikos valstijų ekonomiką ir niekaip tų pinigų nepadengia. Reiškia, didina pinigų masę. Ir natūralu, kad kuo daugiau dolerių, ar ne, kuo daugiau kažkokio daikto apskritai yra, to jis mažiau vertingas, ar ne. Deimantas ten, gerai, deimantas gal iš tikrųjų ten turi kažkokių savybių, bet, sakykime, vanduo yra gal svarbesnis negu deimantas, bet kadangi vandens yra tiek daug, tai jis yra labai mažai vertingas. Tai dėl to ir jis yra pigus. Tai jeigu dolerių yra labai daug, tai jis yra natūraliai pigus. Ir jeigu pagal tą tendenciją toliau tęsis tą tendenciją, kad JAV spausdins pinigus, o Europos centrinis bankas jų nebespausdins, tai tada yra labai didelė tikimybė, kad ši tendencija tęsis ir euras toliau stiprės. Tai yra vienas veiksnys, kuris lemia euro stiprėjimą šiuo metu. Iš kitos pusės, ilgalaikį, jeigu žiūrint perspektyvą, ir mes tai prognozuojam, mes vis dar prognozuojam, bet mums neįtin sekas, aš turiu pripažinti, šitame apskritai prognozavimas valiutos kursų yra labai sudėtingas dalykas. Geriau, jeigu gyvenime, ta prasme, bus tokia galimybė neprognozuoti, tai pasinaudokite tą galimybę, nepraleiskite jos. Tai yra toks dalykas, kad, tikrai nedėkingas, nes iš tikrųjų fundamentaliai žvelgiant, tai JAV ekonomikos augimo potencialas yra žymiai didesnis. Tiek dėl ekonominių struktūrinių reformų, tiek ir, sakykime, energetiniai resursai yra pigesni ir gyventojų skaičius greičiau auga ir ekonomika yra dinamiškesnė, jie vis tiek daugiau mažiau išsisuka, iš tų krizių išsisuks ir dabar. Ir remiantis tuo turėtų lyg ir doleris po truputį stiprėti, žvelgiant ilgalaikę perspektyvą. Tai jeigu ilgalaikę prognozę žiūrėti, tai visgi doleris turėtų ilguoju laikotarpiu stiprėti, bet kol vyks tas pinigų spausdinimas, tai trumpuoju laikotarpiu galima matyti dar euro sustiprėjimą. Ir dar vienas toksai arkliukas trumpuoju būtent laikotarpiu kalbant apie euro kursą, tai yra tai, kad bankai vėlgi pradėjo žaisti tą mados Keynes'o konkursą, kuris yra gražiausias bankas. Nes, kaip žinia, praeitų metų pradžioje ir užpraeitų pabaigoje pačioje Europos centrinis bankas paskolino komerciniam bankam 1 trilijoną eurų. Ar ne? 3 metų laikotarpyje. Tokiu būdu, tikėdamasis, kad tai bankai tos pinigus įlies ekonomiką, paskolins ir verslui, gyventojams ir taip įsisuks visą ekonomiką. Bet jie to nepadarė, jie pralaikė tos pinigus ir po metų jau yra galimybė grąžinti tos pinigus. Ir štai dabar mes matome, kad tie bankai, kurie yra saugiose šalyse, čia yra tas grafikas, rodo, kiek kiekvienos šalies bankai pasiskolino tų pinigų iš centrinio banko. Mes matome, kad Prancūzijos bankai, Vokietijos bankai, Belgijos bankai jau pradėjo grąžinti tos pinigus, ar ne? Tai vėlgi, ką reiškia grąžinti? Tai reiškia, jie mažina eurų kiekį. Kai Amerikoje didėja dolerių kiekis, tai Europoje jisai netgi mažėja. Reiškia, svarstyklių lėkštė yra visiškai Amerikos naudai. Ir kodėl jie tai daro bankai? Jie neturėtų to daryti, nes tas skolinimas visiems yra labai pigus. 0,75%. Tai realiai jiems būtų racionalu laikyti iki 3 metų pabaigos, bet jie grąžina jos todėl, kad jie nori parodyti, kad jie yra jau, kad jiems jau nebereikia. Žinot, čia kaip būna, kaip Kubilius taip pat. Mes galim pasiskolinti ir po 6%, ne, vietoj to, kad iš TVF po procentą pasiskolintų. Tai čia lygiai parodė, kad tai aš čia nejaukais. Tai yra noras parodyti, kad šalis yra pajėgi kažką tai padaryti. Tai čia lygiai toks pat Godžio konkursas. Tikėjusi, kad investuotojai įvertins, tai galbūt pasakys, kad Lietuvos vyriausybė vykdo gerą politiką, yra patikima, sugeba pasiskolinti, tai investuojam geriau Lietuvą, o ne į Latviją, ar ne? Tai ar tai davė rezultatų, ar ne, tai čia parodys laikas.
laikas. Manyčiau, gal šiek tiek buvo ir persistengta šiuo atveju, bet lygiai taip pat dabar vyksta konkursas ir tarp bankų. Bankai galvoja, kad jeigu aš grąžinsiu anksčiau paskolą Centrinio banko, pagalvos, kad aš esu geras bankas ir galbūt su manim labiau norės daryti verslą. Aš būsiu patikimesnis, nes, žinote, ir Lietuvoje visko atsitinka su bankais. Bet tas konkursas jisai prives prie to, kad kreditavimas šiek tiek susitrauks, nes eurų kiekis mažesnis bus, infliacija bus mažesnė Europoje ir euras atitinkamai bus stipresnis. Ir tai, čia iš Financial Times paėmiau, tai būtent matosi, kad visa suma buvo apie trilijoną ir jau gražina apie 200 milijardų. Tai yra penktadalį sumos jau gražina, bet pagrindė gražina Vokietijos, Prancūzijos, Belgijos bankai, o ispanai, italai dar laikosi tų pinigų. Tai rodo taip pat, kad arba problemos tose šalyse yra, ar ne, kad jie tų pinigų negražina. Ir tai matosi iš paskolų būtent kainos, arba tai rodo, kad jie daro tą arbitražą. Ne? Esat girdėję turbūt apie tai. Kaip jie daro? Taip, visos valstybės obligacijas investuoja, kur gauna ten 3-4 procentus, 5 netgi procentus. Tai va toks ir verslas. Tai galbūt jie negražina tų paskolų dėl to, kad jiems neapsimoka labai. Nes jie gauna daugiau iš to sakykime, monkey business, negu kad būtų gražinti. Tai va, ir tai yra problema šiek tiek ir pačioje Europoje, dėl to, kad Europoje bankai yra susiskaldę. Čia aš tų blogiausių bankų nepaėmiau, čia tik paėmiau skandinavus, parodyt, kad tokie yra labai geri, tai skandinavų bankų rizika yra mažiausia ir kitų netgi vidutinių tokių bankų, kaip Societe Generale, Barclays, yra didesnė rizika negu kad skandinaviškų bankų, o dar kitų bankų, Pietų Europos, tai yra dar didesnė rizika. Reiškia, kad tas vyksta kaip ir dviejų greičių. Ne tik ekonomikos augimas dviejų greičių Europoje, bet taip pat ir bankų sistemos dviejų greičių augimas. Nes vieni bankai yra tikrai labai geri, o kiti bankai yra blogi. Tai kaip ir susiskaldė yra kaip ūkio bankas suskaldė gerą ir blogą, taip ir Europos bankas suskaldė gerus ir blogus. Tendencijos. Tai tendencija yra tokia, kad visgi Europoje tas atsigavimas, kodėl jis ekonomikos bus lėtesnis, tai todėl, kad bankų visgi sistema vis dar griežtina skolinimosi standartus. Ar ne? Reiškia, ji dar nėra pasirengusi atverti savo piniginių, o kadangi finansai tai yra variklis ekonomikos, tai reiškia, kad tai tikrai be variklio, manau, kad ekonomika toli nenuvažiuos, ne kaip Flintstonas ten su savo tokiu turėjo savo mašiną, kur kojytėm bėgo, tai nebent tokiu greičiu. Tai va, tai iš tikrųjų šitas yra ta tendencija Europoje. Taip pat jinai yra ir Lietuvoje. Jeigu Lietuvos banko pažiūrėti apklausą dėl skolinimo sąlygų, tai mes matome, kad bankai štai namūkiams griežtino sąlygas 8-9 metais, čia 11 jau buvo lyg pradėję švelninti ir vėl šiek tiek užgriežtino. Ar ne? Tai yra lygiai tokia pati tendencija, kaip ir vyksta visoje Europoje. Reiškia, kad skolinimas jis dar yra šiek tiek apribotas. Išskyrus, gera žinia yra tai, kad jau verslui skolinimas šiek tiek lengvėja. Ir kodėl bankams taip yra sunku? Tai problema yra ta, kad nauji reikalavimai įsigalioja jau po truputį, čia jie praktiškai jau kai kurie įsigalioja nuo šių metų, laipteliai ir praktiškai galutinai 19 metais viskas įsigalios. Tai vietoje 8 procentų kapitalo, tarkime, Nordea bankas turės turėti nuo 14 iki 15, netgi potencialiai. Tai yra praktiškai dvigubai turi padidinti savo kapitalą. Ir būtent tie reikalavimai, nauji reikalauja turėti daugiau kapitalo, daugiau ilgalaikio finansavimo, reiškia, kad ilgesnis laikotarpis, kad sumažinti riziką ir taip pat turėti daugiau likvidaus turto. Ir aišku, tai yra, jeigu visi bankai bandys pritraukti daugiau kapitalo, daugiau finansavimo ir daugiau likvidaus turto, tai manau, kad tikrai nepavyks. Čia kaip dabar aš pasakyčiau, kad jūs per 10 sekundžių turite išbėgti iš tos patalpos, o ne visi tenai susigrūstumėt, niekas neišbėgtų. Manau, kad išbėgtų mažiau, jeigu aš pasakyčiau, kad jūs turite per 5 minutės išbėgti iš patalpos, ne? Tai iš tikrųjų, kas vyksta, tai vyksta paprastesnis variantas, tai yra sumažinamas yra paskolos įmonėms ir gyventojams. Ir tai yra didžiausia problema, ką daryti. Vienos pusės lyg ir reikalavimai griežti, ateityje sistema bus saugesnė, bet jeigu visi sumažins paskolas įmonėms ir gyventojams, tai nebus saugesnė, dėl to, kad jeigu tu nebeskolinsi verslui, nebeskolinsi įmonėms, bus ekonominė
recesija ir tada daug bus bankrotų ir ta sistema fundamentaliai jinai negalės būti saugesnė, nes bus ekonominės problemos. Tai čia yra didžiausias galvos skausmas ir jau šiek tiek yra padaryta kažkas tai vat Bazelio komitetas nusprendė, kad bent jau to likvidaus turto reikalavimą jie atideda nuo 15, tai yra nuo 15 metų iki 19 metų. Tai čia tik šiaip parodyti, kokios vyksta būtent tendencijos Europoje, nes būtent yra suvokiama, kad šitie reikalavimai yra per griežti. Ir taip pat finansinių sandorių mokestis, ar ne, matėte, čia daug yra žinučių, tai jis irgi gali turėti labai didelių neigiamų pasiekmių. Tai jau kažką išgirsite, diskutuojant, sakykite, kad tikrai nereikia. Ne, bet ne to, kad mes Lietuvai ten atneštų 5 milijonus pliuso, o nuostolis gali būti tas, kad praktiškai viskas įsikels į kokius nors ten Karibus arba, nežinau, kažkokį tai kitą finansinį centrą, kuris netaikys tų mokesčių ir mes taip ir liksime finansų provincija Lietuvoje. Nes švedai buvo įvedę, tai Švedijoje 90 metų pradžioje, tai Švedijoje sumažėjo ten viskas 95% sumažėjo, pavyzdžiui, opcionų prekyba, tai jie po kelių metų atgal, tą mokestį pašalino. Tai nežinau, kodėl Europa lipa ant to paties grėblio. Bet, kaip matome, jau supranta kažkiek, tai va, tos reikalavimus bent jau atitaisė. Tai problema dar yra ta, kad anksčiau reikalavimai buvo tokie, kad nepriklausomai nuo skolininko reitingo, ar ne, bankai turėjo turėti vienodą kapitalo kiekį. Ne, reiškia, jeigu tu esi geras skolininkas, blogas skolininkas, nesvarbu, vis tiek kapitalo tu turi atdėti vienodai. Ar logiška? Nelogiška, ne? Kaip? Nelogiška. Turi būti daugiau kapitalo turėti kada? Kai geras skolininkas ar kai blogas? Kai blogas. Jo, tai vat logiška, taip ir padarė iš tikrųjų Bazelis, bet aš pasakysiu, kad čia kaip būna ratas. Ne, čia labai įdomu, čia patirtis jums irgi, kaip mąstymas yra toks, teisingas, logiška, padarom taip, sako, kad kuo geresnis reitingas, tuo reikalavimai yra mažesni. Tai, pavyzdžiui, jeigu aukščiausias reitingas Adomas Ąžuolas Audickas, ne, tai tada 0% reikia kapitalo reikalavimo. O jeigu, pavyzdžiui, skolinį kokiam nors tenais, nežinau, šitam, koks ten yra, Cicinas, ne? Va, Cicinas, va. Cicinai, tai tada tu kapitalo turi 25%, paskolini ten 100 litų, 25 litus turi dėti kapitalą, tai žiauriai neapsimoka. Tai logiška, ne, tada tu skatini liktai neskolinti tokiam CTC, neskolinti B ir visą kitą. Bet problema kame yra, kad tie reitingai nėra įkalti, kaip ten nėra įšalę į ledą, nėra įkalti į akmenį. Ir kai ateina krizė, tai tas, pavyzdžiui, Adomas Ąžuolas Audickas, jisai gali staiga migruoti į tą pusę ir tapti, pavyzdžiui, BB ar B ar panašiai. Jisai gali, jo situacija finansinė pablogėja. Ir kas atsitinka tada bankam? Bankai ne tik, kad turi blogesnį klientą, bet jie automatiškai jau turi daugiau kapitalo turėti. O krizės metu, iš kur tu gausi kapitalo daugiau? Tai krizė tam yra, krizė vadinama, kad kažko nėra, kažko trūksta. Tai ko trūksta labiausiai kapitalo? Nes labiausiai akcijos krenta praktiškai bankų. Ar ne? Bankai yra labiausiai cikliški. Labiausiai kyla, labiausiai krenta. Kas investavo 2009 pradžioj Skandinavijos bankų akcijas, tas tą žino. Labai sėkminga investicija. Tai va, aš neinvestavau, bet šiaip pasakiau. Tai tokie dalykai. Tai reiškia, kad problema yra ta, kad tai padidina tą vadinamą kintamumą. Tai reiškia, kuo tas Bazelis lyg ir logiškai, ne, kaip sakėte, kad lyg ir logiškas sprendimas, kuo rizikingesnis, to mažiau, to daugiau kapitalo reikia laikyti, bet tai padidina, sakykime, tą kintamumą. Ir kaip bankai elgėsi? Jeigu tu turi skolininką A reitingų, ateina krizė, jo reitingas pablogėja iki 2 B. Ką tu darai su juo? Tu jam nebeskolini. Nes tu kapitalą pritraukti negali. Ką tu darai? Nu, dažniausiai ten bandai kažkokiais būdais jam nebeskolinti. Tai va. Tai taip ir tai tie reikalavimai būtent prie to ir prives. Aha, klausimas. Jo, aš iš karto taip kyla klausimas, jeigu Bazelio, sakykime, tokie bandymai, sakykime, sustiprinti visą bankinę sistemą iš rizikos pusės, tai jeigu tai, sakykime, yra blogas variantas apvalyti šitos zombius bankus ar bent sistemą stabilesnę padaryti, tai galbūt yra koks nors jūsų nuomonė kitas geresnis variantas, nes bent jau kaip
parodė 8-9 metai, be tokio dalyko sistemoje gali kartais atsirasti tam tikrų labai Taip, tai jie tą ir padarė. Iš tikrųjų labai gera pastaba, nes klausimas, nuo pirmo klausimo grįžtant, iš tikrųjų tai yra, kuriem daugiau reikėtų lyg ir kapitalo taikyti, ar tiem, kurie jau blogi, ar tie, kurie geri. Tai tie, kurie blogi, šansų pablogėti turi mažai, o tie, kurie geri, šansų pablogėti turi labai daug. Tai galbūt tiem geriem iš tikrųjų daugiau reikėtų netgi kapitalo vos tą taikyti reikalavimą, negu tiem blogiem. Atrodo šiek tiek paradoksaliai, bet jie prie tos išvados iš tikrųjų patys priejo. Visgi tas yra šiek tiek rizikos, kad tie reikalavimai, jie ne visai gali pasiekti tų tikslų, kuriais yra siekiama. Tai gali būti, kad Europa kaip ir šaus savo į koją ir vietoj to, kad sustiprintų sistemą, jie praktiškai patys užprogramuos savo ilgalaikę ekonominę stagnaciją. Tai va tokia išvada iš to būtų. Ir būtent įsisuks ekonomikai va šitą ratą. Kai ateis ekonominė recesija, įmonių kredito reitingai bus mažinami, augs kapitalo reikalavimai, bankai kapitalo pritraukti negalės, tada mažins skolinimo apimtis, mažės investicijos įmonių ir vėl tai didins ekonominę recesiją. Apie palūkanas. Kitas dalykas, be valiutos yra keistas, tai būtent tai paaiškina, kodėl euras visgi stiprėja dolerio atžvilgiu ir čia kodėl doleris vis dar nestiprėja, yra tai, kad JAV laiko itin žemas palūkanų normas. Ne? Tai čia jau apie šitą žinome ir prognozė netgi yra ta, kad visgi tos palūkanos išliks labai žemame lygyje. Tai yra mažiau negu 0,5% JAV 3 mėnesių palūkanų normos iki praktiškai 14 metų, iki kitų metų vos ne vidurio. Tai iš tiesų yra labai tokia prognozė. Mes prognozuojame, kad vėliau, čia ta linija nėra teisinga, čia turėtų būti iki čia maždaug nekels iki 14 pabaigos ir vėliau pradės sparčiai kelti. Čia mūsų tokia prognozė visgi yra. Bet rinkos ta prognozė kaip ir nelabai tiki. Jie tiki labiau centrinio banko pažadais JAV, kad tos palūkanos išliks super žemas. Europoje netgi konsensus forecast yra, kad netgi palūkanos dar šiek tiek mažės. Reiškia, kad rinkos dalyviai tikisi, kad netgi dar Europos centrinis bankas gali sumažinti bazinės palūkanų normas. Reiškia, kad ta super žemų palūkanų normų erdvė, jinai turėtų išlikti. Bet mes visgi esame labiau tokie konservatyvūs, mes galvojam, kad tos palūkanos pradės kilti. Ir kodėl jos pradės kilti? Todėl, kad jos jau turėjo pradėti kilti. Ir manau, kad čia Jungtinės Amerikos valstijos gali prisidirbti ateityje. Tai vienas iš ekonomistų kaip ir uždavinys yra apie rizikas perspėti. Ir būtent kodėl jie tai gali prisidirbti tos košės, kad iš tikrųjų palūkanos jau turėjo būti pakeltos, remiantis modeliais, tačiau JAV centrinis bankas dirbtinai laiko jas super žemas, neva tam, kad atgaivinti darbo rinką. Ar ne? Ir oficialiai jie yra pareiškę, kad jie pradės kelti palūkanų normas tada, kai nedarbo lygis nukris žemiau 6,5%. Ir tai prognozuojama bus tik tais kitų metų pabaigoje. Reiškia, dar apie 2 metus palūkanų normos bus praktiškai visiškame dugne. Ar jūs galvojat, kad iš tikrųjų tai joks toks yra tikslas Jungtinių Amerikos valstijų centrinio banko? O koks tikslas galvojat yra? Vertę sumažinti, kad konkurencingesnė valstybė būtų. Tas pinigų kiekis, jo, tas pats. Taip, tai aš irgi taip, iš tikrųjų manyčiau, nes formaliai kažką pasakyti reikia, tai pasako, kad pasižiūrėjo nedarbas ir svarbiau apie problemą socialinę, tai kol nedarbas bus didesnis negu 6,5%, mes palūkanų nekelsime. Bet iš tikrųjų, tai, kaip teisingai pasakė, kad viena priežastis yra palaikyti dolerio kursą žemę ir galbūt tas pačias palūkanas žemas, nes Amerika yra daugiau įsiskolinusi visam kitam pasauliu negu pati, jinai yra kaip grinoji skolininkė, tai kuo mažesnės palūkanos, tuo yra geriau. Kai skolinėsi, palūkanos žemas yra gerai. Tai pirmas dalykas tai yra tai, kad žemas palūkanos Amerikai yra naudingos, nes yra skolininkė. Kitas dalykas, kad naudingos žemas palūkanos, nes įkelia turto vertės. Turto vertės. Tikslas yra pakelti turto vertės, kad nebūtų tokių problemų kaip su ūkio banku.
Nes jeigu turto vertės yra didelės, tai tada viskas yra gerai. Ir čia grįžtame prie NT rinkos. Ir iš tiesų Amerikoje ta NT rinka yra nuosmukio stadijoje šiuo metu. Jeigu žiūrėti BVP vienam gyventojui palyginti grafiką ir JAV būsto kainų indeksą, tai matome, kad koreliacija yra ganėtinai gera, išskyrus šitą laikotarpį, ne? Čia kažkas atsitiko. Čia buvo toks burbuliukas. Bet jisai subliuško ir dabar kainos netgi yra šiek tiek žemesnės, negu galėtų būti potencialiai. Tai yra labai iš tikrųjų svarbi žinutė ir kas dar stabdo NT rinkos atsigavimą, tai yra būtent tai, kad šiek tiek buvo per daug, sakykime, pastatyta tų pastatų krizės metu, aktyvumas buvo per didelis būsto rinkos ir dabar aktyvumas yra labai sumažėjęs. Čia yra naujo būsto statyba, ar ne? Bet mes matome, ką mes matome dabar, kad augimas yra praktiškai milžiniškas beveik. Jeigu lyginant procentaliai, jeigu per metus apie 600 tūkstančių būdavo pastatyta būsto, tai dabar jau praktiškai milijonas. Tai yra 2 kartus užaugo per praktiškai 2 metus. Tai yra augimas po 50% aktyvumas didėja. Ir taip pat paskui jau seka kainos nekilnojamo turto. Tai kainos jau vejasi. Ir kol palūkanos bus super žemos, tol tikėtina, kad kainos bus didesnės. Ir ar tai yra racionalus, mano tas, sakykime, pasvarstymas, kad NT kainos kils, iš tiesų taip, nes jeigu pasižiūrėti NT investicinių fondų vertės indeksus JAV, tai jie yra jau viršė prieš krizinį lygį. Įsivaizduojat, kokie keisti investuotojai. Jie tikisi, kad NT rinka Amerikoje netgi geriau, geresnis rodys rezultatus, negu kad buvo 7 metų pabaigoje, prieš pat kritimą. Įsivaizduojat, koks yra pasitikėjimas. Tai visi tiki Centrinio banko vadovų, kad palūkanos bus super žemos ir mes pumpuosime tol, palūkanas žemas laikysime, kol pripumpuosime akcijų, tai nekilnojamo turto kainas, vėl, bent jau ten 20, 30, 40%, kad biški paaugs. Ir tada jau atleisim ir pradėsim kelt palūkanas. Tada, kai pradės kelt, aišku, gali būti ir toks variantas, bet kol kas niekas apie tai negalvoja, nes mada yra ta, kad kainos kils. Jau Amerikoje ta mada yra. Tai va, ir ta mada ateina į Europą šiek tiek. Ir jeigu pažvelgus, kiek procentų auga kainos atskirose regionuose, tai Šiaurės Europa yra lyderiai. Norvegijoje auga 25% per 3 metus. Ten jau ir mūsų tėvynainių labai daug naudojasi šitą padėtim. Taip pat Švedijoje, Suomijoje kainos jau paaugo virš 10% ir Estai auga 30% netgi. Estai jau viskas. Jie prie Skandinavų, kaip sakoma. Tai matome, kad tendencijos iš tikrųjų yra tokios, kokios yra. Ir tai, kaip minėjau, lemia labai palankios sąlygos kreditavimo, super geros ir ganėtinai gera ekonominė padėtis. Štai Norvegijoje, jeigu pažvelgus, tai kainos atrodo auga milžiniškų tempų, bet jeigu pažiūrėti pajamų ir kainos santykį būsto, tai jisai daugiau mažiau ten yra stabilus. Švedijoje ten šiek tiek situacija prastesnė, bet norvegai gali savo tai leisti kol kas, ta kaina. Tai nėra kaip Airijoje buvo, kad ten Amerikoje, kad kainos auga 30%, pajamos 10%. Tai norvegai dar taip normaliai. Aišku, pati rizika Norvegijos ekonomikos yra didelė, nes ten jeigu su nafta bus blogai, tai bus blogai. Tai va, tai matome, kad ta mada ateina ir čia. Vakarų Europoje taip pat, Vokietijoje auga 10%, Austrijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Jungtinėje karalystėje jau nekilnojamo turto kainos pradeda augti. Tai tas burbulas jau šiek tiek ateina. Reiškia, jau ateina tos pirmieji ženklai, kad tos žemos palūkanos, pinigų spausdinimas jau duoda savo vaisių. Aišku, rytų Europa, pietų Europa dar minusas yra. Ir klausimas tada, aišku, Lietuvoje, kaipgi bus? Kaip jums atrodo? Nes kai būna, kad kai kainos čia kilo, tai labai buvo sunku diskutuoti, kad jos kažkada kris. Sakė, ne, ką tu čia visą laiką kils, visą laiką, čia kažkur ten iškils. O kai dabar krito, po to tai iš vis diskutuoti neįmanoma buvo, kad nors sustos, nes visiems atrodė, kad kris iki 0. Arba netgi žemiau negu 0. Primokės dar, kad tu nuspirtum turtą. Tai va, ir dabar tokia pamąstymo laikotarpis, tokios rimties ramybės, keli metai, tai buvo Skandinavijos šalyse ir dabar
maždaug kokia tendencija bus. Estai, aišku, jie pradėjo kilti iš karto, nes pas juos ant euras, čia mes estai, viskas gerai. Nu, ta prasme, toks labiau pasitikėjimas. Bet vat, pas mus yra toksai dar stagnacija. Ir iš tikrųjų, jeigu pažiūrėt tą patį grafiką, Lietuvos ir Amerikos, tai iš tikrųjų matome, kad BVP ženkliai atsiliko nuo kainų būsto, tai buvo žiaurus burbulas. Tikėjosi, kad kainos buvo jau tokios 8 metais, kokios jos net ir geriausiu atveju būtų kokiais 13 tik tais. Tai reiškia, kad 5 metam į ateitį jau pirko, bet čia žiaurių augimų po 8% metus. Tai ekonomika krito, bet jinai dabar grįžo į praktiškai prieškrizinį lygį. Nominalė vertė čia žiūri, nes realiai visi žiūri. Realiai ekonomika 3% paaugo, nominalė tai aiškiai paaugo 6-8, jeigu infliacija yra. Tai realiai kainos jau yra praktiškai tokios, kokios daugiau mažiau buvo 2002 metais, kai niekas apie burbulą dar nekalbėjo. Tai čia toks šiaip bendras dalykas. Tai kas stabdo, aišku, tą augimą kainų, tai yra demografija labiausiai. Bet jeigu ne demografija, tai manau, kad jau būtų toks pats laikas, gal dar šiek tiek turėtų būti dar tas grafikėlis turėtų viršų labiau nueiti dar, kad patemti, ekonomika turi jau į priekį įsiveržti. Tai va dabar įsiveržė šiais metais. Tai, bet, vienu žodžiu, tendencijos netgi Lietuvoje realiai yra potencialas kainų kilimui. Aišku, jos tikėkimės, kad nekils taip, kaip čia kilo, kad po 10-20%. Ten nuo 0 iki 5% augimas būtų pats tas. Tai va. Taip, ir čia tokie buvo pamąstymai labiau, dabar apie bendras prognozes. Tai yra, jeigu pažvelgus, kasgi vyksta pasaulyje, tai iš tikrųjų pasaulis auga 3 greičiais. Ir Kinija į priekį juda 5 pavara, JAV 3, Europos Sąjunga atbulinė. Čia kažkas pakomentavo ir rodžio tą skaidrę prieš kelias dienas, sako, kad atbulinė, bet į priekį gal juda. Apsisuka ir juda taip. Gali būti ir taip, aišku, bet iš tikrųjų tokia tendencija yra. Nes Kinijos ekonomika vis dar mes prognozuojame, kad augs apie 8% į metus, nes jie tikrai turi dar daug potencialų augimo. Nes jeigu ne eksportas, tai jau vidaus vartojimas pradeda vaidinti vis svarbesnį vaidmenį. JAV ekonomika taip pat atsigauna. Ir tikrai optimizmas yra ganėtinai didelis, tai turėtų išlaikyti savo augimo tempą, o Europa, bent jau šiais metais, tai turėtų dar smukti. Kitais metais Vokietija turėtų ištraukti Europą iš krizės ir turėtų šiek tiek pakilti. Ir indeksai, būtent pramonės pasikeimų indeksai, būtent tai rodo, kad eurozona vis dar yra recesijoje. JAV vėl šiek tiek pakilo pastaruoju metu ir Kinija yra virš tos raudonos ribos, tai reiškia, kad ekonomika toliau kils. Ir tos pačios tendencijos yra su nedarbo lygiu. Europoje stabilus išliks apie 10-11%, Amerikoje šiek tiek mažės, Jungtinės Amerikos valstijose, o Kinijoje tai ten nesuprasi, kaip ten Kinija yra iš tikrųjų. Ten jie kokį skaičių parašo, tokį ir toks ir yra tenais. Nei ten skaičiuojama, kad ten nieks ten. Kur ten suskaičiuosi? Milijardas, tai kur ten suskaičiuosi? 1,3 iš gyventojų iš viso ten dirbančiųjų, kus turbūt ten arti kokių 800 milijonų. Tai nes ten labai daug darbingų amžiaus, tai kur ten 1%, kiek čia yra 8 milijonai žmonių. Tai ten kiek čia? Tai čia 30 milijonų neturi, bet ten manau, kad taip. Nes jie stabiliai 10, 11, 12 po 4,1 pranešė, kad ir nedarbas. Tai pratraukė Excelį ten taip. Ir viskas. Ne, bet taip yra, iš tikrųjų, tai Kinijos didžiausia yra rizika, kad iš tikrųjų ten kaip zombi bankas, iš tikrųjų nelabai kas žino, kas ten yra toj vidaus ekonomikoje, žino tik tais eksportą daugiau mažiau, nes ten jau nesufalsifikuosiu duomenų. O kas viduje ten vyksta, tai jau ten nieks nesupras. Tai va, tai čia tokia bendra yra situacija, ką mes būtent matom. Tai Amerika yra gerai, kad jie išvengia blogiausios scenarijus, aišku, ten ties sekvesteris, visa kita bus tai augimui neigiamą įtaką turės būtent fiskalinės politikos įtaka, bet jinai nebus tokia didelė, kad nulemtų Jungtinių Amerikos valstijų recesiją. Tai realiai yra išvengta blogiausio scenarijaus. Aišku, dar Amerikai reikės šiek tiek susimažinti skolas, nes namų ūkių skolos lygis, lyginant su BVP, buvo pasiekęs rekordinį lygį 10 metais, čia nuo 2000-ųjų praktiškai labai kylo.
ir dabar jau yra sumažėję šiek tiek. Tai klausimas, iki kiek jis mažės, nes šiaip tai galbūt netgi mažės iki tokio lygio. Tai tada tas augimas ir bus toksai ganėtinai lėtas. Įmonės taip pat įsiskolinusios rekordiškai daug, šiek tiek sumažino, bet dabar vėl toks stabilizavosi. Ir aišku, tą skolos augimą perėmė valstybė. Tai iš tikrųjų problemos ilgojo laikotarpiu dar bus, bet bent jau vidutinį laikotarpiu neturėtų būti tokios svarbios, neturėtų stabdyti augimą. Europa, va, čia tas grafikas yra, kur iš tikrųjų Vokietija padeda Europai, jinai yra Europos ekonomikos variklis ir jinai netgi moko, ne tik, kad pati labai gerai daro, bet moko kitas šalis, kaip reikia ekonomiką gerai valdyti. Tai va, šitas labai grafikėlis puikiai parodo, kokia yra šiuo metu situacija. Aišku, jau gal šiek tiek reikėtų kitų priemonių imtis, bet vis tiek, na, niekada, kaip sakoma, kaip ten mokslo ant pečių nenešiosi, ne? Tai visada gerai yra išmokti, kaip reikia plaukti, netgi ir ekstremiausioje situacijoje. Tai visos viltis iš tikrųjų yra į Vokietiją. Nes kodėl? Nes Vokietija yra didžiausia eksportuotoja Europos ir nuo jos realiai būklės ekonomikos priklauso kitų šalių būklė. Tai va, tai iš tikrųjų Vokietija yra praktiškai visų didžiausių šalių pagrindinė eksporto partnerė. Ir ganėtinai tie procentai yra dideli. Štai, kažkai Olandai 30%, Ispanai netgi ne, Ispanai irgi Vokietija. Tai praktiškai yra didžiausia partnerė. Jeigu Vokietijai viskas gerai, tai ir Europoje, bent jau eksporto prasme, yra viskas gerai. Ir tai mes ir prognozuojame, kad Vokietija toliau augs. Šiais metais dar šiek tiek silpniau, kitais smarkiau. Prancūzai šiek tiek irgi iš paskos augs, centrinės šalis augs ir tai turėtų galų galiai ištemti ir pietinės šalis, tos kiauliukus. Tai čia mūsų tokia gal šiek tiek optimistinė prognozė, kas ką nutems, ne, ar pietus šiaurė, ar šiaurė pietus, bet Vokietija nėra viena. Ją tempia už ausų dar Kinija ir JAV. Tai manau, kad pietų šalis nėra tokios galingos, kad nutemtų viską kartu. Ir JAV, ir Vokietija, ir Kinija. Tai manau, kad visgi tas scenarijus yra tikrai labiau žymiai tikėtinas. Ir tai rodo vėlgi ekonominių vertinimų rodikliai. Vokietija, nors ne taip gerai kaip Lietuva atrodo, bet vis šis tas. Tai va, Vokietija, Švedijos tikrai atrodo ganėtinai gerai. Ir nedarbo, sakykime, lygis, čia įdomi statistika, kad realiai jisai yra itin žemas pietų Vokietijoje. Pietų Vokietijoje nedarbas praktiškai yra jau ant ribos, kai buvo Lietuvoje 7 metais, kai tiesiog trūksta darbuotojų, atlyginimai pradeda kilti, nekilnojamo turto kainos kyla po 10%, jau praeitais metais pakilo, tai ten yra toks kaip burbulas formuojasi. Ir natūralu, kad tai yra didžiausias variklis. Rytų Vokietija šiek tiek atsilieka. Ir dar dalykas geras, kad visgi Europoje šiek tiek progreso yra pasiekta ir viešųjų finansų srityje, nes graikai, portugalai ypač labai gerai susitvarkė, deficitas yra gerokai mažesnis negu kad 9 metais. Jis vis dar deficitas, bet jis yra gerokai mažesnis. Ir italai ypač gerai atrodo, jų deficitas yra mažesnis negu 3%. Tai reiškia, kad progresas visgi kažkoks tai yra. Ir dėl to investuotojai rodo pasitikėjimą Europos Sąjungą, kaip matome. Tai reiškia, rizikos premijos yra sumažėję. Bet problema yra didžiausia ta, kad vis dar nesusitarė, kokia bus ateitis Europos Sąjungos, ar ne? Nes du variantai. Tai vienas tai yra stabilumo unija, kurią propaguoja Vokietija, tai yra laisva konkurencija ir Vokietijos, tai yra Vokietijos iš šiauriečio toks požiūris, kad reiškia, unija tai yra konkurencija, tu konkuruoji ir ta unija sudaro sąlygas konkurencijai. O kitas požiūris tai yra perlaidų unija, ne, kai pinigus perleidi, tai būtų šiaurės pietus, ne, tai solidarumas, ne, tai ir mes gaunam daug Europos Sąjungos pinigų. Tai yra toks, paremta unija solidarumu ir čia labiau toks petičių požiūris. Ir tie du požiūriai dabar kovoja. Ir jeigu jie, sakykime, tikimybė, bent jau mano vertinimu, yra labai maža, kad bus susitarta dėl šito. Praktiškai bus toks tampimasis, kaip Žečpospolitoje, ko baigės tampimasis, ne, mes matėm, padalino ten ir viskas. Tai toks tikėtinas variantas visgi, kad bus ta pinigų sąjunga labiau, bet ją vykdys ne vyriausybės, ne politikai, o labiau Europos centrinis bankas. Aišku, jeigu reikės kažkiek pinigų perleisti, tai centrinis bankas tada perleis.
Tai va, tokia yra daugiau mažiau vizija ES, bet aišku, tas tampimasis tikrai nepridės labai didelio stabilumo ir ateitis, ganėtinai bus tokia įtempta artimiausių metų. Aišku, kiti scenarijai čia be Graikijos ir Kipro, Šiaurės Europą tik tai subyrėjimas, kol kas dar tikimybės labai mažos, bet net mestinas. Tai va, ir va taip galim pavyzdžiui dabar Europai, kas vyksta. Čia visi kartu plaukia, bet jau visi savo formuojasi, jeigu ką, žinai, kad jeigu ką galėtų išsigelbėti. Čia dar turiu apie Kiniją. Čia Kinija, tai aišku, kad Kinija stabiliai augs. Dėl to, kad problema didžiausia Kinijos yra NT rinkos burbulas ir šešėlinė bankų sistema. Bet NT rinkos burbulo praktiškai nelabai yra Kinijoje. Iš tikrųjų, čia labai toks įdomus mano požiūris irgi. Nes kainos realiai su pajamom, nes pajamos auga žiauriai greitai. Tai realiai tas santykis vėlgi yra jisai daugiau mažiau stabilus, nes reikia labai tą santykį labai žiūrėti. Nes tiek Airijoje, tiek Amerikoje jisai buvo jau iškrypęs. Tai rodo va šitas pavyzdys. Čia yra neparduoto būsto kiekis Pekine. Tai buvo 210 000 jau, ar ne, pasiekęs. Čia yra 12 metų kažkur tai vidury. Ir tada sušvelnino standartus šiek tiek. Savivaldybė. Leido, ta prasme, lengviau įsigyti tą būstą. Ten keletą trūko, ten antrą būstą ten ir panašiai. Ir iš karto per kelias dienas būsto buvo išpirkta keliasdešimt tūkstančių iš karto. Reiškia, paklausa yra tokia didelė, reiškia, realiai kas vyksta Kinijoje, kad kiniečiai neleidžia pirkti valstybę, labai riboja tą rinką, bet paklausa kol kas yra labai didelė. Tai iš karto viskas buvo parduota. Ir kiek būtent pardavimų, kiekis tai jisai yra, padidėję 12 metų pabaigoje, kaip matome. Šešėlinė bankų sistema didesnė yra grėsmė, nes ten, kadangi negalima iš banko oficialiai skolintis, ar ne, riboja, tai tada skolinis iš draugų. Tai va neaišku, kiek tų draugų ten yra prisiskolinę vienas iš kitų. Nes po to, kai ateis krizė, kai kainos kris nekilnojamo turto, tai jie nesugebės grąžinti tų paskolų, kurias paėmė. Tai gali būti įvairių tenais susišaudimų ir panašiai. Tai tokių galim prisižiūrėti vaizdų. Tai va, tai čia turėkite omeny. Naftos kaina bus stabili, jinai nekils, mes prognozuojam visgi, dėl to, kad didėja būtent atsargų lygis pasaulyje. Ir mes prognozuojame, kad šiek tiek didės. Tai reiškia, kad paklausa, jinai auga, bet neauga taip sparčiai kaip pasiūla. Nebent pasiūla kažkur tai dings. Dėl Irano konflikto ar dėl kažko. Bet jeigu nedings tas pagrindinis scenarijus, tai turėtų kainos likti stabilios. Rusija, kaip visada. Rusija, kol valdoma yra Putino, tai jisai ir meteoritą nukreips nuo Rusijos, jeigu reikės visą kitą ten. Tai Rusija kol kas neblogai irgi atrodo, čia gal neįsiplėsiu, čia tai viskas maždaug aišku. Tai kol naftos kaina yra stabili, tai Rusija irgi viskas stabilu. Ir kol Putinas yra stabilus, tai va, tai prašau. Bet yra kažkoks kainų lygis naftai, kuris Rusijai būtų lemiamas, tai ten buvo apie $80. Taip. Čia yra, rusam yra labai didelė rizika, bet rizika, kad kainos labai kris, jinai yra ganėtinai maža dabar. Tai jie gali būti tokie... Buvo. Ir šiaip iš tikrųjų dabar su tom kainom jie turės mažinti savo biudžeto išlaidas, jeigu jie deficito nenorės didinti. Tai reiškia, kad augimas Rusijos bus apie tik 3-4% į metus sieks, kai prieš tai net prognozavo, kad 5-6 gali būti. Tai jie tokie augs labiau kaip mes, negu kad kaip kitos besivystančios rinkos. Kinija, Indija, Brazilija augs greičiau negu Rusija. Tai Rusija gal iš vis galų gale išmes, tai vietoj BRIC bus tik tais BIC. Ir galų gale tokią epilogą, tai norėčiau atkreipti dėmesį visgi į baimės. Ir būtent tai, kad jeigu kalbant apie ekonomiką, tai vėlgi fiskalinės rizikos sumažėja yra, bet didėja tos socialinės rizikos, tai yra pajamų neligybė, darbo rinka, tai būtent tos rizikos. Ir bankų sistemoje taip pat likvidumo rizika mažėja, o didėja būtent reguliacinė rizika ir didėja, taip kaip matyti, mokumo rizika. Tai jeigu apibendrinant, tai galim sakyti, kad realus sektorius jau perėjo finansų krizę, ekonomikos krizę, skolų krizę valstybių ir dabar perėjo socialinę krizę, tai yra paskutinis etapas krizės. Jeigu mes jį perėsim gerai, tai bus viskas gerai. O finansų sektorius perėjo iš likvidumo krizės į mokumo krizę.
Tai va kaip su ūkio banko atveju. Bet bendrai situacija yra ganėtinai nebloga. Tai va, nu ir dar pagirsiu Lietuvą čia, vis tiek žadėjau jau nedėti, bet pagirsiu Lietuvą, nes Lietuva iš tikrųjų yra labai geroj padėty, nežiūrint visų mūsų pesimizmų ir panašiai, mes prognozuojam, kad Lietuva augs stabiliai po 3,5% ir 14 metais pasieks prieškrizinį lygį. Realia, tai prasme, matuojant realiu ekonomikos augimu ir tai reiškia, kad mes gyvensime taip gerai, kaip gyvenome, kai iš vis švaistėmės ten pinigais, ten visą kitą, ten 8 metais, o kaip gerai. Tai reiškia, kad situacija tikrai nėra labai bloga. Situacija yra ganėtinai gera, nes tas augimas iš tikrųjų yra įspūdingas. Mes jau dabar praktiškai esame arti to prieškrizinio lygio. Tik tais problema ta, kad nesijaučia dar darbuotojams to pagerėjimo. Jaučiasi šiek tiek įmonėms jau, neturi kur pinigų dėti realiai daug kur įmonių, bet atlyginimų dar nekėlė, galbūt taip pasakyti labiau yra, bet tikrai šiais metais jau tas tendencija bus žymiai kitokia ir mes prognozuojame, kad netgi gali augti daugiau negu 5%, tai būtų normalu darbo užmokestis nominalus. Tai reiškia, kad jau ir gyventojai galų gale šiais metais jau pajus, nes kiek teko kalbėti su įmonių atskirų personalo vadovais ir vadovais, tai tikrai prognozuoja, sako, jeigu dar ne šiais jau svarstysim, bet tai dar žiūrėsim, bet jau kitais tai tikrai kelsim, nes jau mato, kad jau, ta prasme, nebeišlaikys tų darbuotojų, nes didėja ir konkurencija šiek tiek darbo rinkoje ir apskritai dėl kainų kilimo jau mato, kad netgi darbuotojų užvalgos gal ir užsienį kažkur važiuoti ar ką. Tai vien tik tais dėl to spaudimo. Ir juolab, kad yra iš ko kelti tos atlyginimus. Kaip minėjau, dauguma įmonių tikrai rodo gerus rezultatus. Ir optimizmas mūsų yra tikrai unikalus, žymiai geresnis negu ES vidurkis ir žymiai geresnis negu kad netgi Vokietijos tos pačios. Ai, taip, ne, Latvija yra nusteikę gerai, dėl to, kad pas jis labai auga vidaus vartojimas. Aš ten turiu skaidrių, bet gal jau nevarginsiu jūsų, bet vidaus vartojimas Latvija dabar išgyvena visišką boomą. Nežinau, ar tai labai gerai. Tenais auga vartojimas, va, kur čia tas vartojimas, va. Mažinė prekyba auga 12% į metus. Kai Lietuvoje auga tik tais 3% dabar nukrito. Tai realiai yra Latvija pagrindė dėl vartojimo nusteikę gerai. Tai va, šita išvada. Tai išvada yra tokia, ką mes bent jau matome. Tai prieš tai aš tokį šiek tiek jūs paerzinau, ne, su bankais, šiek tiek su euro kursu, su palūkanom ir dabar priejau prie tos išvados, tai mes žiūrim ganėtinai optimistiškai tą visą dalyką, bet kaip minėjau, rizikos yra toks, ekonomika yra socialinė rizika, pagrindinė rizika, o ir bankų sistemoje tai yra mokumo rizika. Neaišku, kiek tokių kaip ūkio bankas dar egzistuoja Europoje ir pasaulyje.